Tuo, atsiprašom, labai greitai, nes dar Jūratė žadėjo ateiti, bet kažkai nematėt Jūratė. Jūratė! Jūratė, nežinau! Tuoj, išnevažiuosiu. Dulkės, kad jau šoktųsi, kad nebūtų dulkių. O, žiūrėk, ir žmonės susirinkę. Nu, susirinkę. Bet žinai, aš jau atsiprašiau, nepikti, nieko juokėsi, žinok, viską, žinai, po vienikų, tai visi pavalčia, viską, tai nepikti. Tai greit pavalyk ir galės pradėti, žinok. O kas čia dabar? Gal kas pametėt? Ne? Pažiūrėkim, kas čia yra. Nu, paskaityk, pažiūrėk, kas čia yra. Nu, taigi lapis kažkoks, tai, nu, lauk. Nu, paskaityk. Aha. Už tokį su žvaigždutį tą honorarą kviestinį galite prasivesti patys. Arūnas Valinskas. Tai kaip dabar bus? Turėjo būti, jo nebus? Arūnas Val turėjo vesti Žiežmarių kviestinį. Jo nebus? Nu tai matai, parašė su žvaigždutį tą. Tai ką dabar darysime? Žmonės susirinkę. Maištą pradės dar margučiais apmėtys rytojų katvilikis. Nu tai ką, tai gal mes šitą darbą jam, ką? Nu jam, tu turi lapą, aš turiu. Ir pradedame vesti Žiežmarių kviestinį. O Jėzus. Nu žinot, kad dulkės, tai labai gerai valys už tai sakynės, nieko nesimato. Bet kaip čia su tuo vedimu, tai nežinau, o, aš už tą knygelę. Ir man akinuku susidėti kažkaip jau. Sveiki šokėjai iš visos Lietuvos pasviečių susirinkę į tradicinį, o, pradžia ne kažką, bet turbūt eis, tradicinį liaudiškų šokių festivalį Žiežmarių kviestinis. Nuo 2003 metų vykstantis kviestinis nepaliauja džiuginti gražiausiais šokių kolektyvais, mylėtojais iš visos Lietuvos, kurie, kaip tie pavasario paukšteliai, suskrido į Žiežmarius. Taip ir šokių kolektyvo vadovai man sakė, Birutė Zupkovienė, kad kaip tie paukšteliai iš Zarasų, iš Marijampolės, iš Garliavos, iš Elektrėnų suskrido gražiausius savo šokius parodyti. Taigi, scenoje dabar bus Žiežmarių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupės Skaisgija, kuriai ir vadovauja Birutė Zupkovienė, šokis kaip du paukšteliai. Apie paukštelius viskas reiškiasi.
paukštelė, jie tau ir aš susimaniau galvoju. Ir tai susiglaudžia. Tai Labai gražiai. gražiai. Paplokim dar ir. Oi, kaip paukštelė. Dabar matysite šokėjus iš Zarasų kultūros centro. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Ežerūnas, vadovė Vanda Politaitė. Kolektyvas įsikūrė 1989 metais. Nuo 2006 metų grupė vadinasi Ežerūnas. Kolektyvas pristato Šiaurės rytų Lietuvos regiono aukštaitijos liaudiškus kostiumus, šoka sceninius ir tradicinius lietuvių liaudies šokius. Ežerūnas – nuolatinis Lietuvos dainų švenčių ansamblių vakaro dalyvis, nuolatinis respublikinių konkursų Pora už poros ir iš aplinkui dalyvis ir prizininkas. 2019 metais tapo tarptautinio festivalio konkurso Batumyje Sakartvelas Grand Prix laimėtojų. Tačiau didžiausias kolektyvo siekis – telkti žmonės, mylinčius lietuvišką šokį. Tai ir telkia ne tik Zarasų krašte, Aukštaitijoje, bet ir per televiziją ir užsienyje – Belgijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje. Pakvieskime. Visur vienus. O šiandien tai Žiežmariuose. Kaip gerai, kad jūs čia šiandien Žiežmariuose. Ir mes matysime du šokius. Eis Varundužį ir Dirižablės. Taigi šoka kas čia tokie? Ežerūnas!
šoko, ne? Oi, kaip gražiai. Tu matai, ai, kaip tos moterys su tom nosinaitėm. Ei, Labai gražiai. Jo, o vyrai gaudo. Ai, kaip gražiai. Paplokim dar kartą jau. Žuvelės gražiai. Ai, kaip gražiai. Ir pakvieskime į sceną Žiežmarių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokio grupės Skaizgyje 2 vyrus. Šių metų dainų šventės repertuaro šokis Kalviai. Neprasčiau turbūt bus. Čia buvo Kalviai, bet žiūriu tie žiūrstai, tai mums visai, žinai, irgi dar metiktų. Gal paimsim. Nu, bet gražiai šoko, ne? Nu, ale tikrai taip gražiai šoko. Ojei, ojei, ojei. Ką tu čia vis tą patį kartoji, kaip gražiai šoko, kaip gražiai šoko? Nu, tai kad tikrai gražiai, nu, tu pažiūrėk, tai tu pašoktum taip sušluotą. Ne, aš nešoksiu ir nešokčiau, bet pakviesiu į sceną Kruonio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupę Vaivoras, vadovė Aušra Kulnickienė. Paplokim. Kolektyvas susikūrė 2017 metais. Jame šoka linksmi, nuoširdūs, išradingi žmonės. Vaivoras dalyvauja Kruonio centro rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Yra respublikinės dainų šventės ir vakarų Lietuvos dainų šventės dalyvių. Kolektyvo kredo: geriau dabar negu niekada. Tai dabar, aišku, kad dabar, čia ir dabar. Ir bus į Kermošių ir Viluniškių kadrilis.
gražiai šoku, ar ne? Nu, ale kaip gražiai šoku, vaivoras, nu kaip pievoj kokioj tie augalai tik siubuoja, tik linguoja. Nu, bet man vis tiek labai smalsu tam pirmam šokį tos moteriškės su tais krepšiais. Nu, tik eina, ne? O tie vyrai irgi čiumpa, bet neduoda tų krepšių ir vis taip sukosi, klausyk, ir netidavai, man atrodo, tų krepšių ir įsinešė. Žiūrėkit, vaikutį, va, sėdi jūs laisvesnė, dabar nešokat. Jūs užveskit akį gerai, kas ten tuosi krepšiuose, nu labai man smalsu, klausykit. Nu vis tiek, ne, nu, jeigu taip neduotiem vyram tų krepšių, pažiūrėt, kas ten yra, tai matyti yra reikalų tuose krepšiuose. Nu, bet vis tiek labai gražiai šoku. Žinoma, kad puikiai. Mūsų rajono žmonės, kaimynai, dar kartą paplokit vėjus. O jūs, vaikutė, pažiūrėkit. O juos scenoje keičia šokėjai iš Sūduvos krašto. Marijampolės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Jotvingis, vadovė Alina Kviatkauskienė. 2003 metais susibūrė įvairių specialybių, spalvingų charakterio šokių mylėtojai. Tokia kolektyvo Jotvingis pradžia. Per 20 metų šokėjai daug važinėjo, skraidė, koncertavo, susibičiuliavo. Didžiausias turtas yra draugai. Kolektyvas organizuoja šokių festivalį Jotvingis, į kurį susikviečia draugus, susipažįsta su naujais šokių mylėtojais. 2015 metais į Marijampolę pas Jotvingio šokėjus atskrido aukščiausias apdovanojimas Aukso paukštė. Ir dabar paskelbsim jau, ką kviečia šoks. Padora žvirblalės olaus. Nu, kažkaip nesupratau. Aš jau tikrai, jau suvalkietė iki kaulų smegenų, bet dar taip negirdėjau. Jau čia olaus padaręs ne tik žvirblalės matyt. Kažkaip gerai, vis tiek tegul taip jau bus padora, žvirblalės olaus ir šleivinė. Va čia tai supratau.
bet visiems patiko, nu negali nepatikti. Ir visai ne taip, kaip tas žvirblelis, koks padaręs alaus, ir negalvojau, nu išės ne kažką bus. Nu, bet labai gražiai. Ir ta šleivinė irgi, ne, nei šleivi, nei kleivi. Nu, tiesiog kaip už širdies griebianti buvo. O tų moterų tos prijuostės matėt, ar ne? Nėra Lietuvoje dailesnių prijuosčių, kaip Sūduvos moterų. Nu labai gražiai šoko. Nežinau, ką tu pasakysi, kai scenoje pamatysi šokėjus, kurių šokiai įvertinti net vien aukso paukštėm. Kauno rajono Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudies šokių grupė Ąžuolas, vadovė Zita Vaškelienė. Paplokime. Pernai kolektyvas Ąžuolas paminėjo 20 metų jubiliejų. Per šį laikotarpį dalyvavo įvairiuose festivaliuose, konkursuose, koncertuose, dainų šventėse. 2022 metais kolektyvas prisijaukino antrąją aukso paukštę. Kolektyvas dalyvauja festivaliuose užsienyje, šoko, to įvardinsiu, Olandijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Kroatijoje ir net Indonezijoje. Kredo, noriu, galiu, padarysiu, nes šokis mūsų gyvenimas. O taip, Karvelio polka ir vėlgi, ne visai iš to krašto turbūt pavadinimas Garliavos, bet pabandysim ištart Konsaka. Nu, Indonezijoje buvo, nu ką norėti.
Nu, su tom dviem aukso paukštėm, nu ne veltui, nu labai gražiai šokot, nu bet ta karvelio polka, ne, ir pamylė, ir patylė. Jėzau, bet tikrai, nu kaip gražiai šoku, oi, šaunuoliai, pašokit dar atvažiuokit, dar pašokit, ypač tą karvelį man labai patiko. Nu ir tas konsaka, suprantu, kad turbūt čia žemaitiškai buvo visai čia ne iš Indonezijos, bet vis tiek, nu ką čia be pasakysi, nu labai gražiai šoku, ąžuolas, oi einu, nes dabar vėl tikriausiai irgi labai gražiai šoks. Čiūrė.
Šviesienė, paplokime. Kolektyvo kredo. Šokis suartina, šokis gyvenimą ilgina. Jų pačių patikrintas, nes Vijūnas skaičiuoja jau ne vieną gyvenimo dešimtmetį. Sėkmingai atstovauja Elektrėnų savivaldybę daugelį Lietuvos ir užsienyje vykstančių renginių ir konkursų. Daug suvardinsiu dabar. Subatos vakarėliai, šoki trypki, linksminkimos, atidarykit vartelius, iš aplinkui, visi į Žemaitiją, senjorų apvalsius. Šokių kolektyvo veiklos geografija yra išplitusi visoje Europoje. Nuo pat gyvenimo pradžios šokėjai aplankė daugybę valstybių. Bulgarija, Vengrija, Makedonija, Lenkija, Olandija, Italija, Gruzija, Graikija. Šitaip atsirado apdovanojimai ir pripažinimas. Krikoniškių kadrilis. Ir čia buvo Vijūnas, nu bet kaip gražiai šoko, ar ne? Ir pasikeistami, ir moterį su tom skepetom, nu man tai labai, labai gražiai. Ir su tom rankom matėt, va taip. Jau nerodysiu jūs tai pirštinę, nes jau išmečiau, negražino man. Gražinkit ponas tą pirštinę, vis tiek, nu ką jūs su viena veiksit, aš su viena nei šis, nei tas. Tai va, bet jau daugiau tai nerodysiu, nes antros nenoriu prarast. Nu bet kaip gražiai šoko. Vijūnas, elektrėniškiai, paplokim tą gyvenimą, dar pašok. Sėdė vadovai. O matai, vienas toks išmagietiško veido? Nu nemačiau tas išmagietiško veido, man atrodo čia nelabai. Man atrodo pats laikas pakalbėti ir apie mūsiškius. Žiežmarių kultūros centro vyresniųjų liaudies šokių grupė Skaisgija, vadovė Birutė Zutkovienė.
Vaclovo Vaitkevičiaus suburtas 1988 metais kolektyvas, aktyvus rajono švenčių, įvairių renginių, dainų švenčių, festivalių, respublikinių, tarptautinių konkursų dalyvis. Koncertavo Italijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Makedonijoje, Austrijoje, Juodkalnijoje. Palaiko draugiškus ryšius su daugeliu Lietuvos šokių kolektyvų. 2011 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įteiktas aukščiausias apdovanojimas – Aukso paukštė. Kolektyvo kredo – tiesiog negalime nešokti. Skaisgijiečių meilę šokiui tradicijas perima ir jaunoji karta, susibūrę į antrąjį Skaisgijos kolektyvą. Birutės Zobkovienės vedami kantriai mokosi liaudiško šokio paslapčių. Savo šokiu įsipina į bendrą visos Lietuvos šokėjų būrį akcijoje Visa Lietuva šoka ir taip sukeldami Žiežmariuose tikrą šokių siautulyną ir smagumą. Kolektyvas šiemet dalyvavo atrankoje į dainų šventę ir vyks dalyvauti šokių dienoje Vilniuje. Pirmą kartą mūsų šitas kolektyvas važiuoja. Oi, kaip smagu, geros kloties jam dainų šventėje. Bet dabar pažiūrėsime vyresniųjų šokį. Motinėlė jūrė. Žiežmarių kultūros centras. Jetau. Štai ką reiškia patirtis, kokias jūrės čia išdarė, ale kaip angavo tos moterys, kaip pėkio. Kažko dar nepasakei.
Ale tai kaip gražiai šoko. Dabar galiu pristatyti Žaslių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvą Tumsis, vadovė Vaiva Andriulevičienė. Kolektyvas gyvuoja 3,5 metų. Dalyvauja Žaslių miestelio ir Kaišiadorių miesto ir rajono renginiuose bei koncertuose. 2022 metais kolektyvas pasirinko Tumsio vardą. Tai upelis, kuris savo vandenis neša į Žaslių ežerą. Taip ir kolektyvo šokėjai savo šokiu, gera nuotaika džiugina žiūrovus bei praturtina Žaslių miestelio kultūrinį gyvenimą. Gaspadorių polka ir vakaruškos. Tumsis.
žaslių. Bet jau tikrai ir tos moterys, kaip gražiai nors, kiek čia šoka, kiek skaičiam, Tai labai važiukai dar. 3 metai stažas nedidelis, bet jau nieko negali prikišti. Gali tą aukso paukštę turėti. O jau vyrai kaip, o jau manieros kokios ar ne, rankas tik pučiuoja, tik atvažiuoja dar kartą. Tai vienu žodžiu tikrai labai tas apsiėjimas gražus. Už šokį, ne už apsiėjimą. Aš taip norėjau pasakyti, ne taip kaip kurie salėje. Pone, gražinkit man tą pirštinę. Dar kartelį pakvieskime Žiežmarių kultūros centro vyresniųjų liaudies šokių grupę Skaisgyje 2. Šokis Letukas. Ir suktinis. Bitutė pilkoje, pilkoji, paskutinis.
Kągi, atėjo metas padėkoti visiems, kurie pynė šios dienos šokių pynę. Tai pirmiausiai dėkojame Arūnui Valinskui, nes jo dėka mes turėjom galimybę ir pasirodyti, ir pakalbėti. Nu, vienu žodžiu pabandėm. Ir jeigu ką, jeigu kur sužinosit, kad už darbą nemoka, tai mums pasakykit, mes galimsim šitą darbą. Dėkojame Žiežmarių kultūros centro Skaistlijos šokių kolektyvo vadoviai Birutei. Paplokime. Tai jis sukvietė visą būrį šokėjų iš įvairių Lietuvos regionų, kad galėtume smagiai pasibūti, pamatyti tradicinius šokius, pasigrožėti tautiniais kostiumais, gerai praleisti laiką, kad šokio dvasia gyvuotų ir niekada nenunyktų. Dabar į sceną kviečiu visus šokių vadovus. Ežerūnas Zarasai, Vaivoras Kruonis, Jotvingis Marijampolė, Ąžuolas Garliava, Vijūnas Elektrėnai, Tumsis Žasliai, Skaistlyje, Žiežmariai, visi. Dėkojame Zarasų kultūros centro vyresnių liaudiškų šokių grupiai Ežerūnas, vadoviai Vandai Politaitei. Ačiū labai, ačiū, lauksime vėl. Dėkojame Žaslių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupiai Dumsis ir vadoviai Vaivai Andriulevičienei. Nuoširdžiausias ačiū Kauno rajono Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupiai Ąžuolas, vadoviai Zitai Vaškelienei. Dėkojame Marijampolės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupiai Jotvingis, vadoviai Alinai Kvietkauskienei. Dėkojame Kaišiadorių rajono Kruonio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupiai Vaivoras, vadoviai Aušrai Kulnickienei. Ačiū už dalyvavimą šiame festivalyje Elektrėnų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupiai Vijūnas, vadoviai Angelei Pačėsienei. Dėkojame Žiežmarių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupiai Skaistlyje ir vadoviai Birutei Zubkovienei. Ačiū Jūratei, kad padėjo vesti man šitą renginį. Iš tos bėdos kažkaip ištraukė, matot, neišbėgiojot nieko. Ir ačiū Jums labai, kad nepavargot ploti, kad nepavargot kolektyvus savo šypsenomis palaikyti. Taigi, te gyvuoja
Žiežmarių kviestinis. Gražaus